Birželio 18. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje malonumai per amžius. Psalmių 16 skyrius 11 eilutė. Viešpaties akivaizdoje, nepriklausomai nuo to, kur mes esame, visada yra džiaugsmo pilnatvė. Vis daugiau tobulinkime viešpaties pažinimą, artėdami prie jo maldoje, jo brangaus žodžio studijavime, medituodami apie jo gerumą, apvaizdos rūpestį, apie aiškiai parodytas jo malones, mūsų asmeniniuose išbandymuose ir apie visus jo brangius pažadus, kurie taip, kaip amen, yra Kristuje. Artinkitės prie Dievo, tai jis artinsis prie jūsų. Jokūbo laiškas 4 skyrius 8 eilutė. Apreikš jums pats save ir apsigyvens jumyse. Iš tikrųjų, tai yra Dievo valia, kad visi jo vaikai būtų laimingi jame, kad visada džiaugtųsi. O jeigu kas nepatiria to palaiminimo, tas gyvena žemiau savo privilegijų. Suprantame, kad Dievo veidas reiškia Dievo malonę, mūsų dabartinėse aukojimo ir būsimosiose garbės sąlygose. Džiaugsmo pilnatvė tai yra aukščiausias džiaugsmo laipsnis, kokį kas gali pasiekti, yra privilegija kiekvienos iš tų dviejų malonės sąlygų. O Kristaus klasė, kuri džiaugiasi jo didžiausia malone, yra palaiminta amžinais malonumais, amžina laime. Klausimai: ką šis tekstas reiškia man šią savaitę? Kaip jį panaudojau savo kasdieninėme gyvenime? Kokie buvo rezultatai? Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, tavo dešinėje malonumai per amžius. Psalmių 16 skyrius 11 eilutė.